Vietos veiklos grupė mūsų, kuri pastarąjį finansinį laikotarpį suteikė daug pagalbos kaimo bendruomenėms, tiek ir verslo organizacijoms, padėjo kurti naujas darbo vietas. Tai dabar pakviesim mūsų rajono vietos veiklos grupės administratorę Gintautę Urbaitinę tam, kad pristatytų būsimai paramos laikotarpį ir kokias galimybės ir nusimato jame. Balsas neleidžia rėkti iš mikrofono. Sekundėlę. Čia kur. Aš surasiu. Ant ekrano turi būti iškelta. Labą dieną visiems. Šiek tiek surguliuoju, man jau turbūt reikėtų tų žaliųjų kokteilių kruopų. Tai apskritai, kas tai yra vietos veiklos grupė, galbūt ne visi žinot. Tai yra nevyriausybinė organizacija. Kiekvienam Lietuvos rajone veikia po vietos veiklos grupę. Ir mes dirbam su kaimo bendruomenėmis, su kaimo vietovių nevyriausybinėmis organizacijomis, su projektinė veikla, teikiam jiems paramą. Kas 5 metus parengiam strategiją, kuri apima kaimo vietovių plėtrą ir pateikiam ją vertinti Žemės ūkio ministerijai. Jeigu strategija atitinka visus keliamus reikalavimus, mes gaunam finansavimą ir po to patys skelbiam kvietimus, kur pačios bendruomenės tada mums teikia projektus ir mes juos finansuojam. Aš trumpai pristatysiu, kaip mums sekėsi gyvendinti 7-13 metų strategiją. Jūs matote rodiklius, kurie buvo numatyti paraiškoje ir kokie yra pasiekti faktiškai. Mes šitą strategiją užbaigėme jau šių metų rugpjūčio 30 dieną. Iš viso buvo įgyvendinti 54 projektai. Suteikėme paramą 27 verslo įmonėms. Taip pat paremėme 24 nevyriausybinės organizacijas. Buvo atnaujinti 6 pastatai, sutvarkyta 17 viešųjų erdvių ir per priemonę parama verslo kūrimui ir plėtrai, per paramą verslo įmonėms mes sukūrėm ir išlaikėm 80 darbo vietų. Čia iš tikrųjų galim pasidžiaugti, kadangi per visą Lietuvą, žiūrint visų VVG mastu, Lietuvoje buvo sukurtos 142 darbo vietos ir netgi tame skaičiuje 80 sukūrė Akmenės VVG. 7-13 metais mums buvo paskirta daugiau negu 2 milijonai eurų. Skaidrėje matome 3 skirtingas diagramas, 3 sektoriai, tai šitos 2 milijonus eurų išskyriau 3 sektorius, tai buvo lėšos skirtos administravimui, nevyriausybinėms organizacijoms ir nepelno projektams. Čia pavaizduoti procentai. Vienas stulpelis žymi bendrą paramos sumą, kitas žymi sumą, procentinę dalį tų sumų, už kurias jau yra atsiskaityta ir yra pateikti mokėjimo prašymai. Ir žalias stulpelis žymi dar tą procentinę dalį, už kurią mes nesam atsiskaitę, bet jau turim tai padaryti iki rugpjūčio 30 dienos. Kaip matom, praktiškai didžioji dalis jau yra įgyvendinta projektų, o tas žalias stulpelis tai yra tiesiog dar neparengti atsiskaitimo dokumentai, bet daugelis projektų jau yra įgyvendinta, tiesiog dar nėra parengta dokumentacija. Kadangi baigiam įgyvendinti 7-13 metų strategiją, tai ruošiame naują strategiją 14-20 metų ir kas jau yra padaryta. Šitą strategiją mes pradėjom rengti maždaug prieš pusę metų, įvykdėm gyventojų anketinę apklausą. Kaip matot, skaidrėje parodyta, kiek buvo apklausta kaimo gyventojų, taip pat buvo vykdoma jaunimo apklausa, verslininkų apklausa. Kiekvienoje seniūnijoje buvo suorganizuoti susitikimai su kaimo bendruomenėmis, patys gyventojai pasakė savo nuomonę, kas jų manimų turėtų būti finansuojama sekančiame periode. Na ir šiuo metu vyksta teritorijos ekonominė socialinė analizė. Kas mūsų laukia artimiausiu metu? Tai
Strategiją naująją turim parengti iki šių metų rugpjūčio 30 dienos. Kai tik tai ją parengsim, iš karto suderinsim su visom kaimo vietovių nevyriausybinėm organizacijom, kadangi naujai strategijai turi pritarti visos kaimo bendruomenės, taip pat vietos valdžia ir verslininkai. Taip pat strategija turi būti suderinta su regionų plėtros taryba. Ir tokia naujovė, kuri susijusi su mūsų galbūt struktūros pakeitimu, tai kad vietos veiklos grupės valdyba bus keičiama pagal naujausius reikalavimus. Iki šiol jinai buvo sudaryta iš 8 žmonių, bus nuo kito mėnesio greičiausiai jau suformuota iš 11 asmenų. Ir tokia naujovė, kad kiekvienais metais turės rotuoti po 3 valdybos narius. Pirmininkas VVG bus renkamas taip pat iš valdybos narių, tačiau jo kadencija galės užtrukti nedaugiau kaip 4 metus. Mes rengiam savo naująją strategiją ir pagrindiniai strategijos atrankos kriterijai yra taip pat pavaizduoti skaidrėje. Jeigu anksčiau mes gavom finansavimą pagal gyventojų skaičių, finansavimą gavo visos vietos veiklos grupės, tai šį kartą strategijos bus vertinamos kiek kitaip, bus vertinama jų kokybė ir daugiausia balų bus duodama už tai, jeigu lėšos yra nukreipiamos į darbo vietų kūrimą. Taip, kad visos kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos taip pat ruošiasi šiam naujam periodui, galvoja, kokią veiklą galėtų užsiimti, kad galėtų įdarbinti darbuotojus ir tuo būdu užsidirbti pajamas. Na ir taip pat pavaizduoti tie kiti strategijų vertinimo rodikliai. Jeigu strategija surinks mažiau negu 70 balų, finansavimas nebus skiriamas. Didžiausia paramos suma vienam projektui yra 200 000 eurų, mažiausia 10 000 eurų. Tai projektų vertės išlieka tokios pat, kaip ir buvo 7-13 metais. Keičiasi projektų intensyvumas. Jeigu 7-13 metais teikė bendruomenės projektus ir buvo finansuojama 90% iš paramos lėšų, reikėjo prisidėti bendruomenėms tik tai 10%, tai dabar tokia naujovė, kad intensyvumas bus tik tai 80%, 20% bendruomenės turės prisidėti piniginių įnašų, savanoriškais darbais arba nekilnojimu turtu. Praeitais metais Europos komisija atliko auditą Lietuvoje, kaip yra įgyvendinamos strategijos ir buvo nustatyta, kad Lietuva taikė netinkamą prisidėjimą nekilnojimu turtu. Ir pas mus buvo tokių projektų, kur pavyzdžiui buvo tvarkomi bendruomenės namai arba kultūros namai, tai tas 10% prisidėjimas buvo galimas pačio pastato verte. Tai Europos komisijos sprendimu Lietuva netinkamai įvykdė šitą prisidėjimą ir visi projektai, kurie yra deklaruoti 14-15 metais, jie yra šiuo metu sustabdyti. Šiek tiek tai sukelia stresą ir pačioms vietos veiklos grupėms ir bendruomenėms, kadangi strategiją reikia pabaigti gyvendinti iki rugsėjo 1 dienos, o lėšos yra užšaldytos, darbai jau pradėti vykdyti, su rangovais reikia atsiskaityti, o pinigų nėra. Tai ačiū Dievui, kad kas liečia Akmenės VVG, pas mus 14-15 metų projektai, kur buvo prisidedama nekilnojimo turtu, buvo tik tai vienas projektas, tai Akmenės Šventos Onos bažnyčia, buvo tvarkomas bokštas ir mes spėjom tą projektą įgyvendinti, visi pinigai pervesti, atsiskaityta, tai kol kas pastabų jokių nesulaukėm. Ir po šito Europos komisijos įvertinimo bus labai griežtai žiūrima ir į savanoriškus darbus. Jeigu tą 10% prisidėjimą kaimo bendruomenės galėjo tiesiog nurodyti bendrą valandų skaičių, kiek dirbs, surinkdavo parašus, kokie žmonės darbuojasi, tai dabar labai griežtai bus žiūrima į darbų kiekius, nes per visą Lietuvą pasitaikė tokių pavyzdžių, kad pavyzdžiui visiškai nedidelė teritorija, ten 100 valandų griebė koks 50 žmonių. Tai, kad nebūtų tokios ydingos praktikos, bus sugriežtinta atsiskaitimo tvarka. Taip pat keičiasi situacija su prisidėjimu nekilnojimu turtu. Nekilnojimo turto prisidėjimo taisyklė būtų tokia, kad
turi pasikeisti projekto turto faktinė arba teisinė paskirtis, arba projekto vykdytojas tampa turto valdytojų nuosavybės teisę. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, kaimo bendruomenė gavo patalpas panaudos teisę iš savivaldybės prieš projekto įgyvendinimą ir nusprendė teikti projektą VVG, remontuoti patalpas. Tai tas prisidėjimas pastato verte bus galimas tik tai tokiu atveju, jeigu po projekto įgyvendinimo tos patalpos nuosavybės teisė bus perleistos pačiai kaimo bendruomeniai. Ir faktinis paskirties pasikeitimas yra galimas tik tai tada, jeigu bendruomenė įgyvendino projektą tose patalpose, kurios buvo visiškai apleistus ir iki to laiko, iki projekto įgyvendinimo, ten nevyko jokia veikla. Na ir prisidėjimas verslo projektams taip pat keičiasi. Jeigu iki šiol verslo įmonės galėjo gauti paramą ir buvo finansuojama 65% tinkamų lėšų, tai naujajam laikotarpiu intensyvumas sumažėja ir bus finansuojama 50%. Verslas gali prisidėti tik tai piniginių įnašų. Šiuo metu nėra patvirtinta skaičiavimo metodika, mes nežinom tiksliai, kiek mes gausim pinigų sekančiam laikotarpį, tačiau orientuojamės pagal tai, kiek apskritai buvo lyder programai sumažinta Lietuvos mestų procentinė dalis, tai mes tokiu pat procentu susimažinom prieš tai gautą sumą ir planuojam, kad 14-20 metais mūsų nauja strategija galėtų būti maždaug 1 400 000 vertės. Jeigu litais kalbant, gal kai kam lengviau orientuotis, tai būtų apie 5 milijonai litų. Ir nuo tų 5 milijonų 80% turi būti skirta vietos projektams. Tai, kaip matom, čia išskyriau skaičius, kaip tos sumos pasiskirsto, kiek būtų skiriama vietos projektams, kiek administravimo išlaidoms ir kiek viešinimo išlaidoms. Vėlgi, jeigu kalbant apie vietos projektus, tai tas 1 158 000 eurų bus skirta nevyriausybinėm organizacijoms ir verslo įmonėms. Tai pagal naujausius reikalavimus 75% šios sumos bus skirta darbo vietų kūrimui. Tai taip, kad į šitą kriterijų patenka ir įmonės, ir tos nevyriausybinės organizacijos, kurios užsims tokia veikla, kuri sukurs papildomai darbo vietų. Na ir tik tai 289 000 bus skirti likusioms veikloms, tai tokiams kaip viešųjų erdvių tvarkymas, bendruomeniškumo projektai, žygiai, tarkim, šventės. Šita skaidrė rodo, kokios sritys bus finansuojamos 14-20 metais. Tai yra labai tokia, dar tik tai sakyčiau, preliminarūs prioritetai, kadangi vietos veiklos grupės valdyba buvo susitikusi vieną kartą ir jai buvo pristatyta gyventojų apklausa, tai remiantis apklausos duomenimis, ką patys gyventojai išskiria, ką reikėtų remti, buvo išskirti tokie prioritetai. Tai būtent nevyriausybinio organizacijų darbo vietų kūrimas bus finansuojamas, privataus verslo remimas, turizmo infrastruktūros gerinimas, viešusios erdvės, vandentvarka, bendruomeniškumo ugdymo projektai ir minkštosios veiklos, įvairūs mokymai. Minkštosios veiklos pas mus bus visiška naujoje strategijoje, kadangi iki šiol mes įgyvendinom tik tai kietuosius projektus. Jeigu mes gyvendinom sėkmingai 7-13 metų strategiją ir praktiškai nebuvo jokios konkurencijos tarp pačių kaimo bendruomenių, tai dabar galvojam, kad kaimo bendruomenės jau įgijo patirtį, sustiprėjo ir naujajam laikotarpį tikrai turėtų būti konkurencija, ypatingai tarp tų prioritetų, kurie nereikalaus darbo vietų sukūrimo. Pavyzdžiui, viešųjų erdvių tvarkymas, bendruomeniškumo projektai. Tai valdyba nusprendė, kad būtų tikslinga įvesti pirmumo kriterijus, už kuriuos būtų suteikiami papildomi balai.
Tai pirmumas bus tiems projektams, kuriuos teikia kaimo bendruomenės. Taip pat tiems projektams, kuriuos teikia nevyriausybinės organizacijos susijungusios, tai reiškia, kad vieną projektą įgyvendina kelios bendruomenės. Taip pat įvesti pirmumo reikalavimai ir verslo įmonėms. Bus papildomai balų suteikiama, jeigu bus prisidedama savo lėšomis didesnė dalimi, negu reikalauja taisyklės. Taip pat pirmumas suteikiamas toms paraiškoms, kurias teikia asmenys iki 40 metų. Jeigu pareiškėjas teikia paraišką pirmą kartą, bus papildomai skiriami 2 balai, jeigu paraišką teikia antrą kartą 1 balas ir jeigu paraišką teiks trečią kartą, tai papildomų balų nebus skiriama. Ir dar vienas kriterijus, tai kad pareiškėjas priklausytų verslo asocijuotai struktūrai. Vietos veiklos grupės valdybą sudaro skirtingų sektorių atstovai ir 3 asmenys dabar bus nuo vietos verslininkų, tai jie patys pasiūlė tokį pirmumo kriterijų, kad jeigu verslo įmonė priklauso verslininkų asociacijai, tai vertinant tos įmonės projektą turėtų būti suteikiama papildomai balų. Jie argumentuoja tuo, kad verslininkų asociacija glaudžiai bendradarbiauja su darbo birža, su vietos valdžia, su Versle Lietuva ir tos įmonės, kurios priklauso verslininkų asociacijai, jos gauna, kaip pasakyti, didesnį srautą informacijos ir gali pasinaudoti ir kitais finansavimo šaltiniais. Tai tokiu būdu siekiama verslininkus pritraukti, domėtis ir kitais finansavimo šaltiniais. Didžioji dalis pinigų, kaip ir minėjau, sekančiam periode bus nukreipta į darbo vietų kūrimą. Tai ypatingai daug kalbama apie socialinį verslą. Ir šių metų balandžio mėnesį Ūkio ministerija patvirtino socialinio verslo koncepciją ir ten yra pateikiamas toks apibrėžimas, kad socialinis verslas tai yra verslo modelis, pagal kurį pelno siekimas siejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais. Labai gaila, kad šita ministro patvirtinto koncepcija yra tik tai kelių puslapių ir praktiškai visas turinys yra kalbama apie tai, kad Lietuvoje dar nėra praktikos, kaip turėtų veikti socialinis verslas, koks tas modelis bus, nėra palankios teisinės bazės, kad nėra mokymų skirtų socialinio verslumo tema. Ir čia iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis ir mums, ir kaimo bendruomenėms, nes mes jau dabar rengdami naują strategiją turim nusimatyti, kiek mes tų socialinių verslų įgyvendinsim, kiek sukursim darbo vietų, nors realiai apibrėžimo tokio konkretaus, kaip tas socialinis verslas veiks, dar iki šiol nėra pateikta. Dėkuoju uždėmės ir laukiu jūsų klausimų. Jo, vietos veiklos grupė, jos teritorija patenka kaimo vietovės, o pagal ES apibrėžimą tai yra tos vietovės iki 6 000 gyventojų. Įeina visas Akmenės rajonas išskyrus Naują Akmenę. Jeigu organizacija veikia kaimo vietovėje, bet tai nėra kaimo bendruomenė, tai gali tai Pakartok klausimą. Jeigu organizacija veikianti kaimo vietovėje, bet ne kaimo bendruomenė, ar jinai gali teikti paraišką? Taip, ne tik kaimo bendruomenės, tai yra visos nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia ir yra registruotos kaimo vietoviai. Ja, tai aš norėjau patikslinti. Taip. Ar būtinai registruota turi būti kaimo vietoviai? Taip, turi būti registruota ir veikianti ne mažiau metai laiko. Venta, pavyzdžiui, pagal statusą Venta yra miestas, Akmenė taip pat yra miestas, bet tai gerai, o jeigu jiem... keičia buveinę, nuvažiuoju į registrą, dabar, sakykime, jų organizacija ir įsiregistruoja Sablauskių, ten vadinkim tam. Metai laiko tai yra ne tiek, kiek tai yra laikas, kur metai laiko turi veikti kaimo vietovėje. Bet Akmenė Venta miestas, Taip, pagal mūsų įprastą suskirstimą, taip, Akmenė ir Venta yra miesto statusą turinčios gyvenvietės, bet jos neviršyje 6 000 gyventojų, dėl to jos patenka kaip į kaimiškąją vietovę. O ko reikia, daleiskim, jeigu kad mes patektume? Reikia įsteigti miesto naujos Akmenės miesto vadoviją. Reikia kur?
Šiuo metu jau didelės diskusijos vyksta dėl miesto VVG steigimo ir gegužės 20 dieną Vilniuje vyks forumas Seimo rūmose dėl miesto VVG steigimo. Tai artimiausiu metu turėtų atsirasti VVG ir mieste. O sakykit, pavyzdžiui, kaip mūsų Akmenės rajono neįgaliųjų draugija yra registruota senojoje Akmenėje Simono Daukanto gatvėje. Mes papuolam į kaimo, nes mūsų žmonės tai yra kaimiečiai beveik dauguma. Tai mes čia galėtumėm dalyvauti. Taip, bet jūs esat kaip atskiras juridinis asmo, ar jūs esat padalinys? Mes turim 3 padalinius. Atskiras juridinis asmo su 3 padaliniais. Bet ne Vilniaus koks padalinys. Nes, Ir Sablauskių kaimo, Papilės ir Akmenės mieste. tai taip, jūs tada galėtumėte teikti. Tai čia, kur rašo prie bendruomenių. Aš pirmais metais rašiau ir mane atmetė, sakė, tau nepriklauso. Tai jūs galbūt teikėt savivaldybei paraišką. Dėl to vietos veiklos grupė, jinai turi visiškai atskirą finansavimą ir yra atskira organizacija. Mūsų kvietimai, kada jau renkam paraiškas, dažniausiai yra skelbiami vietos laikraštyje ir Akmenės puslapyje. Pas mus mažiausia projekto vertė, jeigu kalbant litais, galbūt lengviau orientuotis, yra 35 000 litų. Pati mažiausia vertė. Man atrodo, šiemet ir skambinau net telefonu, klausiau, ar aš čia galiu pagulti, ar net pasakė ne. Kur buvo informacija. Ne, aš atsimenu jūsų skambutį iš tikrųjų, bet jūs kalbėjot, kad jums reikia, kiek jūs ten prašėt, ar kelių šimtų litų aplinkos tvarkymui. Ne jūs kalbėjot, gal aš maišau. Mes aplinkos neturim, čia mūsų yra aplinka, tai ne mūsų seniūnijos. Tai kitam periode prašom dalyvauti. Tai va, būtiniausia jo tada kreipsiuos. Nors sėkmės galime tada klausimą. Jūs turi ypatingai būti. Tokia pat organizacija, kokia yra VVG, su administratoriais, su viskuo, čia ne taip savo bendruomenė. Taip. Tai pagalinga organizacija. Ne, nieko, viskas apie miesto VVG iš tikrųjų praktiškai modelis panašus, galbūt bus kaip kaimo, bet išskyrus finansavimą. Jeigu žiūrėti, kad dabartinėme etape, ko gero, virš 100 milijonų ar kiek ten buvo skirta visom kaimo VVG strategijos įgyvendinimui, tai šiai dienai miesto numatyta per VRM 15 milijonų eurų. Tai jūs įsivaizduokit, kad tai pretenduos ir Kauno, ir Vilniaus, ir Šiaulių miestai su jų potencialais. Aišku, yra, žinau, pataisa, kad Kauno Šiaulių miesto gali būti 2 VVG, iki 2, sakykime, ir bus finansuojamos tik 30 savivaldybių. Tai dabar reikia, jau žinau, iš apskrities tik Kelmė turi įkūrusi vietos veiklos grupę miesto. Tai mums reikia įsikurti naujoje Akmenėje irgi savo vietos veiklos grupę, kuri strategiją parengtų, bet strategijai irgi skiriamas finansavimas 4 000 eurų. Ir paskui bus, reiškia, skirta kažkuri dalis pagal tą strategiją įgyvendinti tas veiklas, kurios buvo numatytas strategijai. Aišku, kiek aš suprantu, pagal esamus pinigus, tai labiau minkštos veiklos. Nemanau, kad kažkokie, vadinkim, tie infrastruktūriniai objektai, jie visada labai brangus bus galima įgyvendinti. Ir, kaip sakyti, reikia tik pasinaudoti. Plus, aišku, bus skirtos ir administravimo lėšas tai vietos veiklos grupiai. O vietos veiklos grupės modelis ir nariais gali būti visos nevyriausybinės organizacijos, netgi ir fiziniai asmenys esantis jos teritorijos veiklai. Tai čia ir bus taip pat. Ir sporto klubai, jeigu taip galima. Ne, tai visos nevyriausybinės organizacijos, tai nepriklausomai nuo veiklos ir kitų sričių, sakykime. Tai va, o kaimo veiklos, kiek aš žinau, 50% verslo strategijas numatoma, ne, iš jūsų tų būsimų, net 75, ne, tai procentų, bet ką reiškia verslas, aš galiu pasakyti, tai ko gero, nežinau, gal čia dabar jau bėgam į diskusijas, iš tikrųjų, atėjus vienai ar kitai kadencijai, mes turim pastatyti savo iššūkį, užsibrėžti kažkokį tikslą
ir susikoncentruotis kažkokiam nedideliam veiklom, tai aš manau, kaip ir žinau, kad tai, kad žmonės greit išgazdins rinkliavos mokestis, kuris ko gero dvigubai pabrangs nuo kitų metų, dėl įvairių priežasčių, tai yra dėl sąvartyno mokesčio, taip toliau, tai mes turėsim kažkaip bendrom jėgom suprasti ir suvokti, kad jeigu šiandien nerūšiuosim ypatingai rimtai namuose, tai todėl ir brangiai mokėsim. O kitas dalykas, būtent visa ta socialinė infrastruktūra, iš tikrųjų žinote, kad daug kalba apie tą socialinį modelį ir Šiaulių apskritis papulsi taip tvarkoma, pertvarkoma irgi viso socialinių veiklų, taip vadinama perėmima nuo institucinės globos prie bendruomeninės ir šeimininės. Tai šitoj vietoj, aš kaip įsivaizduoju, tam tikras socialinis verslas, ką aš manau, tai nevyriausybinio organizacijų, tokių kaip neįgaliųjų, irgi tam tikrą paslaugą, jinai gali turėti tam tikrą kainą ir tam tikras verslas. Esmė yra, kad sukurti darbo vietas. Pagrindinis tikslas yra ne mažiau 5 darbo vietų. Ir jeigu jūs sukūrėt, sakykime, tas darbo vietas, jūs gaunat finansavimą su intensyvumu kaip minimum 50%. Aišku, šitoje vietoje ir savivaldybė turi ir teikti tas tam tikras socialinės paslaugas. Ne tai, kad jūs duodat mums 10 000, mes skalbėm. Jūs skalbėt, o ką jūs skalbėt ir kiek skalbėt? Tai kaip tas, bet tai galima paversti verslą. Tai jūs priimsit skalbėją, kur finansuositės iš VVG ir tegul jums skelbia jinai. Ne, tai sukurti, bet jinai sukurta, bet jinai, kaip pasakyti, prisipirksit naujų mašinų, dar kažką, tai kažką galima bendrai daryti ten. Ar mes ten Kruopiuose diskutavom dėl darželio, kai aš juokauju. Tai čia bendruomenė, palaukit. Jeigu šiandien savivaldybė išlaika darželį, tai yra savivaldybės ir darželio tėvų reikalas, bet ne bendruomenės reikalas kištis į tą veiklą. Bendruomenės gal pasidaro savo privatų darželį ir valio. Ir mes gal tik kompensuosim, sakykime, aš kaip sakau, jeigu mums vieno vaiko išlaikymas darželį 1000 litų, tai valio bendruomenė tegul įsteigia, mes po 500 litų duosim už vaiką ir rūpinkitės, mums žymiai pigiau kainuos, žiūrint tokią logiką ir efektyviau. Ten, jeigu jūs patenkat pagal tos visus reikalavimus, tai čia yra tikrai būtent to socialinio verslo galimybių pakankamai didelių. Ir ypatingai taikant, kas yra blogai gal, šitoje vietoje ir VVG turėtų ypatingai ko gero pažiūrėti, aš norėjau kaip ir VVG klausimą užduoti, kiek jūs irgi su savo strategija integruositės, pavyzdžiui, kad ir tą, dabar kaip, kad jūs nepavirstumėt, mes turim pinigų ir laukiam projektų. Tai kai kur galima suintegruoti ir suderinti, sakykime, tą pačią socialinę sritį, kad perėjimas, pavyzdžiui, prie bendruomeninės veiklos, kad gal ir prioritetai atsirastų, sakykime, kažkokie. Be abejo, kai bus aiškios kryptis, tada galėsim dar kartą jums paaiškinti, kaip reikėtų rengti tą projektą ir gauti finansavimą, jeigu jūs turit ketinimų iš tikrųjų teikti paslaugas. Nes tik tokiu būdu jūs galėsit generuoti pajamas, nes reikės teikti ataskaitas ir rodyti, kad tie išleisti pinigai bus naudojami su tikslu. Bet galima papildyti dar. Be to, naujoji strategija, jinai parengta turi būti suderinta su vietos valdžia. Ir jinai turi atitikti ir savivaldybės strateginius dokumentus. Tai mes, kai tik tai ją jau turėsim parengtą, kreipsimės į vietos valdžią, ją pristatysim ir visada bus galima teikti pastabas, papildyti ir ją koreguoti. Ir dar jeigu kalbant dėl to pačio, dėl bendruomenių veiklos, jeigu dabar buvo padarytas pakeitimas dėl prisidėjimo nekilnojamų turtų, tai jeigu bus tokių situacijų, kad bendruomenės taps, tarkim, nuosavybės teisė savininkės tų patalpų, kuriuose bus vykdoma projektinė veikla, tai kai jos pradės vykdyti verslą, ar jos neturės įregistruoti tai kaip komercinę veiklą. Nes jeigu tai yra tokių, pavyzdžiui, pasiūlymų, kai kurios norėtų užsiminti ir gamybą, tai aš manau, tada turėtų būti registruota ir komercinė veikla.
pačių bendruomenių. Ir ar čia tada neįsijungs dar vienas įstatymas, nekilnojamo turto įstatymas? Keisti paskirtį, jeigu bus, sakykime, projektas įgyvendinimas, tai iš esmės tada juk darbo vietos sukūrus bus priimama ir darbo inspekcija visi žiūrės, jeigu ten iš tikrųjų dokumentai bus parengti tokie, kad reikalinga komercinė veikla, jums tiesiog reikės keisti registro įrašus, o tas kainuoja irgi tam tikrą reikia techninį projektą rengti ir taip toliau.